Labas rytas, ponų ir ponios. Blemba, 5 ryto, dėdė jau į darbus keliauja. Nuotaikos tokios. Sakyčiau, kad žinot tą posakį, čia Lietuva, čia lietus lyja. Nifiga. Norvegijoje tas lietus lyja dar daugiau nei Lietuvoje. Tai čia 2 savaitės, diena iš dienos. Ar diena, ar naktį spylė vienodai. Sustoja pusvalandžiui ir apie 25 toliau. Šiandien 1 dieną lyg ir prognozuojama be lietaus, tai laikau pirštų sukryžiavęs, kad tik būtų geras oras. Kaip jum vasara bėga? Girdėjau, Lietuvoje irgi ne kažką stebuklai su orais. Nu, bet tikėkimės geresnį negu čia. Tai va, gan apie orus. Šiandien ką? Šiandien važiuoju, praktiškai dirbsiu vien su šaldytuvu. Turiu irgi tekstą atsiuntė tokią ilgumą vakar su visais darbais, tai nuvažiuoti, paimti žuvį, iškrauti žuvį, paimti kitą žuvį, tada žuvies atliekas nuvežti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pamatysi dienos eigoj, bet toks važinėjimas vos ne pirmyn atgal, bet visus su skirtingais bairiais. Tai kažkaip taip. Tai, ką žinau, kažkaip atidirbsi, manau, vis tiek. Nėra to buvę, kad darbo nepadaryčiau iki galo, tai padarysim ir šitą. O dabar ką, važiuojam ir pradedam darbuotis. Nu, stovi mano aparatūra, kai vargšė viena pati tarp priekabų numesta. Šokam į vidų, kuriam. Vidury vasaros blemba, kūrent mašiną, kad sušiltų, nes šalta. Tai kur taip matyta? Dabar rugpjūčio mėnuo. Baisu klausykite. Nu ką, atvykom prie pirmos priekabos. Dabar susivesti reikia savo referensą. Taip, numeris šitas. Nenumėsim nei vienos priekabos, tai pasiimsim. O dabar mūsų referensas yra 496 335. Taip, priekabą rado. Gerai. Dabar važiuojam priekabos ieškoti ir mes. Taip, mūsų priekaba turi būti KI 6971. Vėl lietus lyja. Kol darbą atvažiavau, nelijo. Lyg ir prognozės nerodė, kad lis. Bet. Ar ne šita bus priekaba mano? Jo, šita nugeltonavos, kai 6971. Važiuojam, apsisukim. Up. Va.
Ką, priekaba užkabinta. Viskas lyg ir gerai atrodo. Einam dar pažiūrėti biškelį, kaip gale. Gale plomba uždėta. Viskas liuks. Nu ką, priekaba pakabinta. Lėkiam lauk. Dar reiks prie aparato tuo privažiuoti, patvirtinti išvažiavimą, patvirtinti, kad tikrai tą priekabą turiu pasiėmęs, o ne kokią kitą. Ir bus viskas, ir galės keliauti. Taip. Ačiū už dėmesį. Po biškiuką atvykome. Blemba, tokį biškį negerų metų reik važiuoti čia 7 rytą, kada visi žmonės į darbą važiuoja, tai tam siauram keliai prasilenkti yra reikalų. Bet žmonės supratingi, supranta, kad su fūra tai nesulengvaja. Dauguma pasitraukia, praleidžiam vienas kitą, kažkaip problemų didelių kaip ir nėra. O aš kaip ir atvykau, tik tiek klausimas, kuri rampa bus mano, nes iškrauna čia per 2 vietas. Vienoje vietoje
sakykim, čia, šitam pastate iškrauna jie, o ten pastatą pravažiavau, tai ten reikia išsikrauti pačiam. Bet stabtelėsiu dabar čia, jie pradeda dirbti nuo 7, tai dar 15 minučių. Ir teks luktelt biškelį. Biškelį luktelsim. Ir tada jau ateis, apžiūrės, kas per žuvis pas mane ir pasakys, ar čia, ar ne čia. Morning, no papers. Važiuojam vis dėlto į kitą, ten, kur reikės išsikrauti pačiam. Visa laimė tik tiek, kad jie čia turi elektrinius krautuvus, tai nereikės man rankelėm tampyti. Tas yra tikrai didelis pliusas. Kaip kad kituose žuvynuose nuvažiuoji, nieko jie neturi, ilgų šakių neturi, rampų neturi, elektrinių krautuvų neturi, nieko neturi. Imi rochlą ir tempė savo patenkins. Taks. Va ir va, mūsų New Factory. Išsimėsim čia. Einam apžiūrėti. Kai blemba duris atsidarys, dabar klausimas. Klausimėlis. Šitas atsidara. O šitas įtariu, kad neatsidarys iki galo. Bet iškrovimui netrukdys, tai gerai. Iškrovimas vyksta. Darbai nestoja, pasaka. Nu ką, dar vieną paletę ištrauks. Ir tada jau pradėsim mes darbuotis. Lemba jungiau šviesas priekaboj, o viduj šviesos neveikia. Žinot kodėl? Todėl, kad priekaba triperis. Va kodėl. Išvažiuoja žuvytė. Nu ką, keberiuojamės į vidų. Oba! Op, 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 op. Ką, prasideda darbai.
Pirmas paletės biškėlis sunkiau, kol iškrauni, kad vietos atsirastų daugiau, tai su vėjeliu eisim. Op. Nu ką, išsimetėm. Išsikels savo pakrovėją kartu su manim ir galėsim judėti toliau. O Jėzau, kaip cyk. Puiku, klausykite. Viena priekaba iškrauta. Vse. Nu ką, situacija tokia. Vieną priekabą išsimečiau. Dabar grįžtam į traukinių stotį. Šitą priekabą atkabinam, va tą triperį. Imam naują, grįžtam čia atgal. Vėl su žuvim iškraunam žuvį lauk ir kraunam žuvies atliekas. Ir tada su žuvies atliekom važiuojam į kitą faktorių. O nuo ten jau papasakosiu kelionę tolimesnė. Nu į ką, parvykom vėl. Parvykau, taigi priekabą atkabinau, numečiau, nes jau jos laukia. Važiuojam kabintis kitą. Vėl reikės susivesti savo numeriuką. Numeriuką vesime Jau duobės išmuštas, numeriuką vesime čia. Taip. English, please. Taip, 7, 4, 1, 6, 1, 9, 0, 0. Taip. Gerai, čia patvirtinta, kad priekaba tokia egzistuoja. O dabar padarykim tokį triuką. Apsisukim. Kadangi priekabos yra visos ten, tai mes iš karto
patvirtinkim, kad jau priekabą pasiėmėm. Pasiėmėm ir išvykstame. Please exit terminal. Nu va, o dabar važiuojam ieškoti savo priekabos. Turi būti kažkur tenais. Kažkur tenais. Dar tik tais reiks susižiūrėti priekabos numerį, nes realiai nežinau. Taip, mano priekabos numeris yra SL9975. Gerai, paieškokim tokios. Ne. Nu ir kur mano priekaba? Kaip ir niekur nesimato, klausykite. Sukam dar vieną ratelį. Gali būti, kad ji buvo kitur biškelį. Taip. Čia ne. Irgi ne. Okei, čia jau darosi įdomiau. Okei, pabandom dar pravažiuoti čia. Nes šiaip tai dingta jinai negalėjo niekur. Traukinio nebėra. Nustoviu ten vieną, antrą priekabą matau. Bet kad būtų Bamos priekaba. Tai nėra. Keista. Stabtelėkim biškelį. O čia. Va kur mano priekaba. Dar vis ant traukinio. Blemba. Tai ką jie čia savo galvoja? Va mano priekaba. Va. Gerai, palauksim, kol atvažiuos. Blemba, keistai. Traukinys atvažiavęs prieš 4 valandas, priekaba vis dar ant traukinio, neiškelta. Na, normalu, gi užsienis, niekas niekur neskuba. Visi atsipūtę. Gerai yra, palaukim.
Ką, priekaba. Atrodo gerai. Ledas. Plomba yra. Neapdaužyta, neapgadinta. Padangos geros. Kaip ir viskas okei, sakykim. Galim rėdėti. Ką čia? Priekaba antra pakabinta. Galim rūkt toliau. Blemba, apvažiavau vos ne visą teritoriją, kol priekabą susiradau. O pasirodo, jie per 4 valandas nesugebėjo iškelti iš traukinio lauk. Kadangi nieks niekur neskuba, tai taip ir gaunas. Bet nėra to blokas neišeitų į gerą. Kol priekaba traukinį, kojų nereikia kelnuoti priekabas. Tad atvažiavo, išėmė priekabą, uždėjo ant mašinos, viskas. Laidus tik suskabinau ir gerai. O dabar ką, važiuoju toliau, grįžtu vėl į tą pačią vietą, ten išsikrausiu, pasikrausiu atliekų ir važiuosim į Smirdalyną. Taip gal pavadinkim, net nežinau, nes žuvies atliekų perdirbimo cechas. Taip gal vadinasi, ar įmonė perdirbimo. Tai ten, blemba, anksčiau ten nuvažiuodavau, biški būdavo reikalų, nes pačiam iškraut, ne tik kad iš priekabos, bet ir suvežti tuos konteinerius pas juos į tokį sandėlį ir sustatyti 4 aukštais. Tai, blemba, rankos biškelį drebėdavo iš tikrųjų, kai reikėdavo kelti tiek aukštai, nes biškiuką per staigiai ar kaip nors sukripuosi su tuo kariuku, tai visos tos atliekos gali ant galvos subėgti. Ko aš tikrai nenorėčiau, bet tikėkimės, taip nenutiks ir viskas bus okei. Tai, matysime eigoj. O dabar ką, važiuojam, išsikraunam, pasikraunam ir tiek. Darbai vyksta kaip iš pypkės. Va, ką aš jums pasakysiu. Trukt už vadžių ir vėl iš pradžių. Kur buvus, kur nebuvus, grįžtų vėl. Su antra priekaba, tik tais klausims, kur mes ją čia išsikrausim, ar vėl čia pat, kur kroviaus prieš tai, ar šį kartą mane iškraus tenai. Važiuojam pažiūrėti. Reikia susirasti kariuką vairuotoją. Va, štai ir jis. Jau rodo, ką važiuokim ten. Nenori jie mane čia išliaudinėti. Nenorit, kaip norit. Su rochla nereik tampytis. Tai su elektriniu nėra baisiai sunkiai. Išsikrausiu ir taip. Iškroviau vieną priekabą, iškrausiu ir antrą. Blemba, dar tik antrą priekabą, o aš jau tingiu. Bet kažkas buvo sakęs, tingėti negarbinga, tingėti negražu. Ir garbinga, ir gražu. Einu dirbti. Kol jie čia mane pradės krauti, einam biškelį prie laivo pasižvalgyti. Čia mačiau. Stovi laivelis. Blemba toks. Nemenks. Laivelis. Mama. Kamjon. Čia žvejybinis jaučiu, ne skaitos. Blemba būtų variants įlipti. Bet jeigu aš įlipsiu, galbūt negerumų.
Gal tiek to nelipkim prie plauko. Atrodo šiaip tai tikrai kad gerai. Yes. Padarau. Nice boat! Va, Hebra dirba. Tegu dirba, visi dirbam. Takso, daugiau ką čia gera. Kas čia bus? Nieko, šiukšlins blemba. Einam da ten prie vandens. Pažiūrėti, kas ten gera. Irgi va, priparkuota visokių baržų. Na, tokie va įsigraisiai. Ir gali plaukiot savo. Čia jau grinai žvejybinis. Aš kaip suprantu. Atrodo, tai toks kaip iš... Lau, kaip iš filmo. Einam, biškiuką. Iš priekio apžiūrėsim mes jį. Nu va, grinai kaip iš filmo. Iš tų tokių senoviškų. O čia nieko blatno. Nieko įspūdingo, ponai ir ponios. Einam dar iki ten sekundėliai. Vienai apžiūrėsim šitą. Bet čia viskas vien žvejam. Taip, kad būtų kažkokia žmogaus, kažkokia jachta ar tam laivelis, nelabai pasakyčiau. Visi žvejybiniai. Šitas nebent gal... Nu, realiai, va tokį nusipirkai savo. Ir ką, ir gali plaukiot, pilnai užtektų. Tik jaučiais, jau senokai buvo išimtas iš vandens, nes visas čia dumblys apaugęs. Bet savo va tokį nusipirkai, pažvejot, paplaukiot. Čia žvejoji, čia į vidų įlipai, jeigu šalta pasidarė. Kažkaip taip. Kaip manot, užtektų tokią? Parašykite komentarus, gal turit kažkas? Būtų įdomu sužinoti. Gal kažką patartumėt, nes minčių turiu įsigyti ir aš. Tik tais klausimas, kada. O aš ką, grįžtu prie darbų. Nu va, vsio, išsimetėm žuvytę. Ir dabar jau lėkiam prie kito pastato atbulom. Ten pasikrausim atliekų. Einam apžiūrėti, kaip čia ką. Jau Hebra pradėjo ten judėti. Va, mano mėlyni konteineriai. Nuslipavau. Hello. Will be full load? What? Full load? I don't know. We have. I don't know. How many? Not full. Not full. Very good.
Nu ką, prasideda veiksmas. Dieve. Nu ką, pakrovė, bet pakrovė tai žiauriai gaidiškai. Pažiūrėk, kiek lieka baugėtams. Čia karočią svarė. Ir vienas tos konteineris praktiškai 1 toną. Ir čia yra dvigubai. Kas čia? 2, 4, 6, 8, 10. Tai kažkur tais apie 10-12 tonų pačią priekį ir galas visiškai tuščias. Blemba. Nu, atrodo, tai normalu. Manau, kad ne. Ką žinau, visą laimę važiuoti yra netoli. Tai manau dėlėksim. Va, išeit neišeinu šišė. Va, čia jau. Tai va, manau, kad devažiuosim. Turėtų viskas būti okei. Transportiniai neturėtų stabdyti. Jeigu nestovės, jeigu stovės. Blemba. Negerai. Nu, bet tikėjomės, viskas bus okei. Nu, nėra dar tai baisiai. Skaityk 11 tonų ant varomosios ašies ir 6 ant tinginio. Viskas kaip ir gerai. Svorio neviršijam. Bet tik tiek, kad vis tiek galėjo pakrat biškį ko normaliau. Kaip jau bus taip. Nu ką, o tolimesni planai mūsų tokie. Važiuojam dabar į atliekų perdirbimą, išsikraunu šituos, išsiplaunu priekabą ir pasikraunu vėl tokius pačius tuščius tuos konteinerius, tuščius. Ir važiuosim į dar vieną žuvyną, ten naujas, bet ten tokioj pekloj, kad bus reikalų. O ką, ponai ir ponios? Biomega atvykome. Čia dabar išsikrautos 24, pasikrauta atgal 58 tuščius. O tik biškelį užtruks. Arba kūram priekį, ne kūram, kažką pabėgs priekį. Reikia palaukti, kol jis greičiausiai išsikraus. Nors ne, yra viena rampa. Prieš jį. Tai labai gerai. O yra dar viena fūra. Ojej, gerai. Stosim prie rampos ir keliausim išsikraudinėti. Nu ką, gerbiamieji, keliaujam prisiduoti. Kad atvykome, blemba, priekabai duris atidariau, iš karto smarvė, tokia nejokinga. Taip, dabar čia reikės skambinti jiem. Gerai. 408
258-960. Skambinam. ringt ikke i bruk. O. 408 58 960. Nu. Hello, I have delivery for you. Can you open the door for me, please? Yes, I come out to you. Okay, I'm on the back of the building. Okay. Okay, bye. Bye. Hi. Hi. Oh, man. I have 24 tubes from Inca. 24 to Inca. Yes, and I should collect 52 empties. 52 ounces, okay. Yeah. Yep. Yeah. You've been here before, yeah? Ah. Okay. Here. Yeah. One there, one back. Okay. Oi, blemba, smarvė. Apsiremti manoma. Krausiu ne vienas, tas yra pliusas. Yra pliusas, aš tik iš priekabos išvežu į viršų, kelnuot nereikės. Gerai, tai kaip sekas, tai sekasi. Taks. Gerai. 2, 5, 8 ir šitas. Ką, važiuojam, ponų ir ponios. Oho, biškis slidu. Jausmas kaip ant ledo, ką būčiau. Paskutinis. Nieko neišverčiau, nieko neapverčiau. Pasaka. Ir prie kvapo pripratau jau. Aišku, gėlytėm nekvepia, bet dirbti manoma. Šitą kol kas pastatykime čia. Nuleiskim rampą, nes man reikia išsiplauti. Aba. Išsiplauti šlangelę čia. Nu į ką. Važiuojam. Dariška. Gerai. Nu ką, mano saltis. Na, pačią užkos. Pasitrauk vandenį plaunu. Reikia dabar planą ačiū. Bet jinai jau nebenori. Na, pagalė, kur pilna. Tai vieni kaip mes.
Gerai. Vse, priekaba švari. Gerai, važiuojam krautis tuščių. O tušti yra čia. O, jau jie suruošti. Kiek jų čia turim? Daugybę. Gerai. Reikia pasikrauti 52. Nu, važiuojam. Paskutinis. Nu į ką? Mėlyna jūra. Vse. O, koks šviežias oras. Ir galim raityti atgal. Ką, pakilus. Mašinėlį mano. Nu ką, ir situacija pas mane tokia. Pasikroviau 52 tuos konteinerius, tūbus vadinamus, tuščius. Parvažiuoju dabar pas save į bazę ir turiu ten išsikrauti 28. Berods taip. Visus likusius vežu į kitą žuvyną. Į ten tą tokią peklą, kur sakiau, ir likusius atiduodu ten. Ir man atrodo, šios dienos darbai bus baigti. Aišku, negaliu aš jau to visiškai užgarantuoti, bet kol suvažinėsiu, dabar yra 1 valanda dienos, tai jo, taip ir bus. Nes kol parvažiuosiu į bazę, kol išsikrausiu, bus jau panašiai 2:30, kol nuvažiuosiu į žuvyną, bus 5. Tikrai taip. Kažkas to. Tai va, man atrodo, ką, mes nebegaištam laiko ir bandom judėti, nes blemba, diena ne guminė. Neužteiksim laiko visiškai. Ai. Nu ką, pradėsim darbus vėl. Keliam rampą. Einam susirasti kariuką. Dar pastikrinkim, man reikia čia išsikrauti 24. 24 reikia iškrauti čia.
kas, kiek turim? 1, 2, 3, 4. Taks. 4 kartais 12, 24. O kiek man reikia? Tiek ir reikia, man atrodo. Jo, 24. Viskas. Vadinasi, viskas čia iškrauta. Galime pakuotis ir judėti toliau. Kiek užtrukau? 5 minutės kojas. Ne, nu gal čia daugiau, iki 10, nedaugiau tikrai. Gan greitai man čia pavyko viską išsimesti. O dabar judam toliau. Vienu žodžiu, aš be žodžių. Karačia, maniau, kad jau mano diena užsibaigs, nuvažiuoju, va išsikraunu tuos tuščius konteinerius, tuos tuščius tubus. Ir mano darbai ten baigės. Pasirodo, ne. Ponai ir ponios, tenai krausimės atgal pilnus ir vėl važiuosim ten pat, kur pasikrovim tuščius. Atgal į Biomega. Tad, nežinau, kaip čia bus. Šiandien darbą pradėjau 5:30 ryte. Mano paskaičiavimais aš nespėjau į 15 valandų suvažinėti. Bet mano valdžia paskaičiuoja. Aš turėčiau spėti. Tai ką tik apdiskutavo mes visą tai telefonu ir nutarėm, kad kai aš pasikrausiu ten, aš jiem paskambinsiu ir tada matysim, kokie planai bus toliau. Bet aš įtariu, kad planai gali būti liūdni, nes kaip bebūtų, su fūra nelabai paskubėsi daug. O ypač kai tokie keliai, pamatysite eigoj. Dabar kol važiuoju dar kelias geras, ganėtinai platus, bet ten toliau vien tik tai su fūra ir te važiuoju. Vien tik fūra te tel. O tai prasilenkt net su dviračiu realiai neįmanoma. Tai va, matysim eigoj. Va. O šiaip geriausias variantas būtų mano galva, kad pasikraunu, atstoviu 9 valandas ir šiąnakt nuvažiuoju. Tos atliekos niekur nedings. Bet kas aš mažas žemės kirminėlis, kad spręsčiau tokias opias problemas pasaulinio lygio, kada ir kur važiuoti. Tai va. Vienu žodžiu, mano darbai dar neaišku, kada baigsis, kaip baigsis. Matysime eigoj. Nu ką, prasidės smagumynai. Smagumėlis bus. 6 kilometrai nėra tai baisiai daug. Tik tiek, kad peklom. Nu, va, aišku, ant siauriausios. Va, stoji, maladės. Bet blemba, ant siauriausios vietos. Nu, visada, zakon podlast. Gerai, kad pas mane greitis nedidelis. Aš realiai kaip ir tuščias vos ne. Nes tie tušti konteineriai nelabai ten kažką daug sveria, tai menka problema sustoti. Na. Nieks nebeišlys. Iš už kampo. Up. Čia vadinas Kolūkio keliukas. Kolūkio keliukais va važinėju, į vargą nematau.
priekio švaru. Nu va, baigęs apribojams 50, jau gali 80 skust čia. Savanorių nebus, kažin, 80, kas čia norėtų pralėkti. Aš manau, atsisakysiu šitos malonės. Svarbiausia fūros, nesutikti iš priekio jokios. Nu, lengvikė. Su lengvaja prasilenks. Va, kaip tik išplatėjimas, biškiuką čiut plačiau. Ačiū, kolega. Gerbiamasis. Gerai. Kol kas laimingai. Žiūrėkim, kaip bus toliau. Oh. Na, važiuok arčiau. Važiuok, važiuok, važiuok. Все, pralindom. Hello. 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 New plane. Yes. Vienu žodžiu, išsikrauti šiandien nebereikės. Reikia tik tais pasikrauti čia, parvažiuoti ir pastatyti priekabą. Ir bus viskas. Darbai baigti. Tad 15 valandų nebeišės šiandien, kuo aš labai ir džiaugiuosi. O dabar išsikraunam, pasikraunam ir bus ir viskas, ir grįžtam namo. Nu ką, kolektyvas. Rakina modelį ir varom krautis. Čia pačiam išsikrauti ir pačiam pasikrauti. Kaip ir daugumoj žuvynų. Nieko naujo, nieko naujo. Aba. Pristūmiau biškį kreivai. Bet gal gerai bus. Ne. Ledas. Imam jautį už ragų ir varom. Nu ką, palieku savo aparatūrą burkst, jeigu burks biškiuką, o mes einam apžvelgti padėtį čia.
Blemba, atrodo, tai žiauriai gražiai čia. O kadangi aš dar nesu buvęs čia, tai man dar įdomiau, kaip čia kas atrodo. Biškiuką greitai praeisim, apžiūrėsim, ar verta dėmesio, ar neverta, kas per situaciją. Krantas tai toks pavargęs, čia kaip ir žuvyno teritorija. Pažiūrėsim, ką jie čia gero turi. Ar turi iš vis kažką gero, ar čia nieko neturi. Bet greičiausiai, kad jie, va, turi laivėlių mažą, plonų lentučių. Ir viskas, daugiau realiai ne kažką. Nu, tik turi gražų vaizdą. Va, ką turi, tai jau turi tikrai. Su tuo nepasiginčysi. O, ten sala, ten yra tiltas į salą, bet tas tiltas baigęs. Ten plūdurai kažkokie, aš nelabai suprantu. Atrodo kaip betoniniai, bet kad neturi prieimo iš kranto. Įdomi. Einam dar ten biškelį prie laivų. Apsuksim ratelį. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Ir galėsime keliauti. Čia viena pastatyta barža. Tokia kuklutė, sakykim taip. Bet tai ratai priekabos. Nėra ko norėti. Jau kai turi tokią baržą, turi ir galimybės, kaip ją atitempti iki čia. Va, Hebra su kemperiu. Kemperis kaip Bobiks iš Belgijos. Va. Gražiai barža atrodo, nieko nepasakysi. Tik tiek, kad jau biškelį sena. Na, einam dar ten pažiūrėti. Čia Hebra kemperiauja, matai. Su kemperiais laksta visi. Blemba, kiek variklių, ką? Niekam nekyla noras pasiskolinti kokį varikliuką vieną kitą. Jo. Atrodo tai gerai, tikrai. Varikliai tik sukelti, bet tokie galingi, blemba. Na jo. Ką žinau, man atrodo mes keliaukime. Jau. Pasižiūrėjom, padirbėjom, pasivaikščiojom. Gamta graži, bet daugiau apart gamtos čia nieko nėra. Tad nelabai ir įdomu čia. O aš ką, važiuoju atgal, pastatau priekabą ir mano darbai baigti. tą priekabą važiuosiu iškrauti rytoj. Kas ten? Ai, žmogus susilenkęs, o žiūriu, nesprantu, kas ten daros. Tai va. Ką, brangiai, man atrodo, aš jau šiandien su jumis atsisveikinu, kaip ir visada. Nepamirškit, paspausti like, subscribe, parašykite komentarus, kas patiko, galbūt kas jums nepatiko, kaip ir visada. Pabendraukim, nepatingėkit, parašykit. O aš su jumis jau atsisveikinu, sakau, pasimatysim kitose video ir ate!